Kauno kolegijoje nuo šių metų pradedamas priėmimas į naują studijų programą – logistika. Jos stojantieji pageidavo jau labai seniai. Poreikis turbūt buvo apibrėžtas tai pirmiausia darbdavių, kada jie pradėjo mums skambinti ir klausti, sakykime, ar jūs nerenkėt logistikos srities specialisto, tuomet mes pagalvojame, kad iš tikrųjų jie turėtų poreikį. Tai tikrai tas poreikis yra ir būtent įsivaizduoju, kad kolegija geriau paruoštų galbūt negu universitetai kažkurie, nes galbūt daugiau praktikos paliestų studentai. Pati ten irgi studijavau, tai visus dalykus, ką studijavom, teko paliesti šitam darbe. Tai yra ir apskaita, planavimas, rizikų valdymai, draudimas ir visa kita, jau nekalbant ekonominiai ir vadybiniai dalykai. Šitą įsivėliau reikalą nuo 18 metų. Aš kaip įsivėliau, taip įsivėliau. Žinokit, iš šiandien išlys. Iš tikrųjų, man pačiam yra azartas. Ta dozė, kurios reikalauja turbūt mano organizmas, aš kitam darbe to negaučiau. Logistikos vadybininkų stoką darbo rinkoje nuolat akcentuoja darbdaviai. Prieš pusmetį Kauno kolegijos specialistai atliko tyrimą. Jo metu buvo apklausta 31 įmonė. Beveik 84% apklaustų verslo sektoriaus atstovų pabrėžė, kad Lietuvoje yra jaučiamas logistikos srities specialistų trūkumas. Čia gal nereikėtų apsiriboti Kauno kontekste, nes visumoje poreikis yra. Ypač kai reikia praktiko, vadybininko, kalbam apie vadybininką daugiau. Ieškome visų pirma žmogaus su patirtimi. Lietuvai įstojus į eurozoną tapo paprastesnė tarptautinių sandorių apskaita, kas skatina prekybos plėtrą bei eksportą. Lietuvos prekių bei paslaugų eksportas auga kasmet. Lietuva vis aktyviau skverbiasi ir į naujas rinkas. Todėl logistika yra viena perspektyviausių sričių mūsų šalyje. Toks posakis, iš tikrųjų, kad Olandai yra vakarų čigonai. Tai žinokit, iš tikrųjų lietuviai tą kepurę nuims nuo Olando ir pasakysiu, kad lietuviai yra vakarų čigonai. Aš turiu meni, kad jie landus įsiskverbia rinkas, jeigu ten nutraukia kažkur gyja, jie vakaruose prisitaiko. Tai yra tarpkultūrinis verslas, daug valstybių siejantis, tai būtina tolerancija ir gebėjimas prisitaikyti. Iš tikrųjų nervų skalė yra aukštam lygmenį. Bet atlyginimas taip pat. Atlyginimas, sakykime, priklauso nuo pasiektų rezultatų. Tikrai didžiąją dalimi takoja pats žmogus. Kiek jis gali uždirbti, kiek jisai turi noro, kiek užsidegimo, užsispyrimo. Pasak programos iniciatorių, logistikos sektorių šiandien sudaro daugiau nei 10% Lietuvos bendrojo vidaus produkto, todėl programos potencialas išties didžiulis. Tai pirmiausia, reiškia, jinai yra sukurta moduliniu principu. Tai yra, mes integruojam įvairių dalykų žinias ir tiesiog jie nestudijuos dalykinių principų, kad jie geriau pasirengtų praktiniai veiklai, kad jie gebėtų ne tik kūrybingai, bet ir atsakingai ir dirbdami grupėje galėtų, sakykime, spręsti tam tikras problemas. Pagrindiniai dalykai, ko šičia reikėtų, tai yra orientacija smarki į rezultatą. Suvokimas, kas yra pelno siekimas, vardan ko dirbama, planavimas, taip, maršrutai, suskaičiuoti, kaip sutalpinti dalinius krovinius į krovininį transportą, kokio tipo transporto reikia, užsienio kalbos, kuo daugiau, tuo geriau. Vėlgi, ES reglamentavimas, teisiniai aspektai labai svarbu, sandėliavimo paslaugos, muitinės paslaugos, užsienio kalbos. Pasakysiu atvirai, rusų kalba yra būtina, iš tikrųjų, žiūrint iš tos pusės. Transportas važiuoja, įsivaizduojam, kiek yra rizikos faktorių. Tai ir avarijos, tai ir krovinių neparašymai, finansiniai visokie reikalai, kai atvažiuoja mašina krautis ir krovinys neapmokėtas ar neparuoštas ir visokie tokie niuansai. Tai streso yra kasdien. Tikrai kasdien yra krovinių apgadinimai, yra bendravimas su vairuotojais, vėlgi kultūrinis lygis labai įvairus yra. Svarbiausia tikėti savim, turėti sportininko valią, nesvarbu tas raumenim ar be, bet tas valia turi būti ašyčia, ne kitur. Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakultete realizuojamos ne tik logistikos studijos. Čia galima studijuoti įmonių ir įstaigų administravimą, pardavimų vadybą, maisto pramonės vadybą, turizmo ir viešbučių vadybą, verslo vadybą, sporto vadybą. Viešoje erdvėje mes labai dažnai girdime, kad vadybininkų yra per daug. Tačiau, kada mes
pažiūrėtumėm, kokie yra pasiūlymai, tai iš tikrųjų situacija yra priešinga. Apie 50% Lietuvos žmonių dirba paslaugų sektoriuje, o pagrinde dirba vadybininkais. Yra vadybininkų daug, bet gerai dirbančių arba atsidavusių darbui galbūt nėra toks didelis skaičius, į ką mes labai kreipiame dėmesį savo studijų procese.